Sveiki, brangus draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Jis ištaisė savo klaidas. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Luko 19 skyrius, 10 eilutė. Muitininkų viršininkas Zachiejus buvo žydas, kurio tautiečiai neapkentė. Jo padėtis ir turtas, kaip atlygis už tokias pareigas, piktino žydus, nes muitininko darbą jie laikė neteisybės ir plėšikavimo šaltiniu. Vis dėlto šis turtingas muitininkas nebuvo toks blogas žmogus, koks daugeliui atrodė. Po pasaulietiškumo ir išdidumo rūbų buvo širdis jautri dieviškai įtakai. Zachiejus buvo girdėjęs apie Jėzų, muitininkų viršininkė liko geresnio gyvenimo troškimas. Dievo akivaizdoje jis jautėsi didelis nusidėjėlis. Tačiau tai, ką jis girdėjo apie Jėzų, įžiebė jo širdyje viltį. Atgaila, gyvenimo pertvarkymas net šiam žmogui atrodė įmanomi. Zachiejus iš karto pradėjo gyventi pagal naujus įsitikinimus ir atlyginti tiems, kuriuos buvo nuskriaudęs. Minios akivaizdoje prabilo: štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, grąžinsiu keturgubai. Jėzus tarė: į šiuos namus šiandien atėjo išganymas. Luko 19 skyrius, 8-9 eilutės. Yra tokių, kurie turėjo menkas galimybės, kurie vaikščiojo klaidingais keliais, nes nežinojo geresnio kelio ir kuriuos apšvies šviesos spinduliai. Kaip Kristaus žodžiai: man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose, nuskambėjo Zachiejui. Taip šie žodžiai pasieks ir juos. Tose, kurie atrodė esą užkietėję nusidėjėliai, bus rastos jautrios lyg vaiko širdis, nes Kristus teikėsi juos pastebėti. Daugelis ateis iš didžiausių paklydimų ir nuodėmės ir užims vietą tų, kurie turėdami galimybės ir privilegijas jomis nepasinaudojo. Jie bus laikomi brangiais Dievo išrinktaisiais, o kada Kristus ateis su savo karalystė, jie stovės šalia jo sosto. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.